Zdarova chebra, kiek geresnės nuotaikos. Aš esu kiek geresnės nuotaikos. O tu žinai kodėl? Nes aš susitariau, mano atvejo vadybininkė, kuri dirba savivaldybės projekte, šiandien pasakė, kaip gauti kompensaciją būstui. Kaip gauti kompensaciją būstui. Tai reiškia, kad aš galbūt išsikraustysiu šito prarastų sielų bendrabučio. Supranti? Aš greičiausiai išsikraustysiu šito prarastų sielų bendrabučio. Aišku, nereikia skubėti. Nereikia skubėti, nes ateina diena ate. Ateina diena ate. Nereikia skubėti. Bet jau kitą mėnesį aš pildysiu paraišką dėl kompensacijos bendrabučių kitam Vilniaus rajone. Tai va, aš pildysiu, tai va toksai Romualdas, va šičia ten kažkur gyvena Romualdas, sako, tu pirmą sužinok, nes sako, gali būt, kad tau vaka duos, supranti, sako, tu pirmą sužinok. Nes sako, gali būt, kad tau vaka duos, bet sako, tau tikrai priklausys kompensacija 100%. Tai va, sako, mokėsi 100 eurų už bendrabutį ir nematysi vargo šitam prarastų sielų rajone. Sako, nematysi vargo šitam prarastų sielų rajone. Sako, būsi išgelbėtas, sveikata atsistatys, darbingumas atsigaus ir ką? Galėsi toliau dėliotis gyvenimo planus. Va taip, galbūt aš šiais metais išsikrausiu iš bendrabučio, jeigu neateis diena ate. Jeigu neateis diena ate, tai aš jau šiais metais išsikrausiu iš šito bendrabučio, kuriame pragyvenau daugiau nei 3 metus. 3 metus pragyvenau šitame bendrabutyje. Faktiškai aš jau pažįstu rajoną, pažįstu visą, pažįstu ir prie rajono esančias teritorijas, žinau, kaip nueiti nuo naujosios stotelės iki bendrabučio. Tai va, geros žinios. Nebereikės čia kankintis uždarytam tarp 4 sienų, be kriauklės, be tualeto, be dušo, be vonios. Viskas, man bus kriauklė tam pačiam aukšte daug arčiau. Bet klausimas, kokį būtą suras man tą socialinę darbuotoją. Sako, jeigu tu užsipildysi dokumentus, aš tau padėsiu susirasti kitą būstą. Supranti? O čia rašinė? Sako, tik tai užpildyk dokumentus ir aš tau padėsiu. Ko mama negalėjo padaryti, supranti? Mano atvejo vadybininkė padarys tai, ko mama negalėjo padaryti. Tai va, jinai kažkur už mano mamą 5-4 metais jaunesnė, ta socialinė, bet jinai padarys tai, ko mano mama niekada nebūtų padarius. Arba būtų padarius, bet reikėtų prašyti jos visą mėnesį, kad jinai taip susijimtų. Tai sako, pasiėmė iš mokesčių inspekcijos popierius, nuneši į savivaldybę, gauni kompensaciją, pasirašai sutartį ir gyvenk kaip ponas. Mieste, kur viskas arti, viskas šalia ir gyvenk kaip ponas. Dėliokis prioritetus kitam savo likusiam gyvenimui. Supranti? Dėliokis prioritetus kitam savo likusiam gyvenimui. Likusiam gyvenimui, šitam likusiam gyvenimui. Tai va, socialinė darbuotoja padarė tai, ko mano mama nesugebėjo padaryti. Ir net nenorėjo daryti. Mano mama net nenorėjo daryti šito. Net nenorėjo. O socialinė darbuotoja iš karto, mes su ją kalbėjom, kartkarčiai susitikdavom. Ir mes nusprendėm, viskas žmonės, šį kitą mėnesį einu į mokesčių inspekciją, pasiimu savo pajamų popierius, deklaracijas, nešu į savivaldybę ir bandau keltis į kitą būstą, kuris turėtų būti arčiau miesto centro ir mokėti 1/3 ar pusę kainos už nuomą. Zajebys!